Ištisą, aiškiai, grupės karininkų vedė, sakykime, prancūzės. Ištisi net kareiviai bėgdavo, vesdavo prancūzaitės tam, kad nereikėtų grįžti į Rusiją. A, kodėl? Baudžiava. Nes pamatė, kaip gyvena, sakykime, Prancūzijos arba tos pačios Vokietijos tas pats ūkininkas ir kaip jam reikia grįžti atgal. Tas pats kareivis pamatė paprasčiausiai, kas tai yra prancūzų kareivis prancūzų kariuomeniai. Tai yra laisvas kareivis ir jokiais būdais nei vienas karininkas neturėjo teisės, sakykime, suduoti tam kareiviui, nes tai buvo didelė nuobauda galėjo būti tam pačiam karininkui, tai buvo tikrai demokratija. Ir tą viską stebėjo, sakykime, tai pati Austrijos imperijos kariuomenė savo laikų papuolė irgi taip pat į Prancūzijos kariuomenę. Tas pats austrų kareivis irgi pamatė, kokia tai yra vis dėlto koks skirtumas tarp Prancūzijos kariuomenės, taip, ir tarp jų tas pats prūsų kareivis, kuris buvo mušamas, kuris buvo ir kitaip pat engiamas. Tai va štai visas, sakykime, tas sąjūdis, nesvarbu, kad po to atėjo burbonai į valdžią, kad tai vėl, sakykime, savotiškai susidarė tokia gal sutema Europoje. Gal, sakykime, Rusija, ypatingai Nikolajus I laikų, tampa kaip žandaras, bet tai buvo laikinas. Paskiaugi viskas keičiasi. Tada Napoleono kodeksas, tarsi teisingai. Mes puikiai, galbūt taip ir galim sakyti apie tą kodeksą. Mes sakom, kodėl mūsų užnemunė, sakykime, dar plačiau kalbama suvalkiečiai, nors tai yra, aš nelabai norėčiau sutikyti, kad tai yra senas terminas, tai yra vis dėlto ne mūsų, tai yra Varšuvos kunigaikštystės laikotarpio terminas, yra Suvalkija, bet vadinkim užnemunė, ir joje, žinoma, visai kitai buvo, visai kiti vėjai paputė, nes jinai iš karto po to, kada Prancūzijos kariuomenė sutriuškino Prūsiją ir kada ta visa Prūsijos teritorija buvo prijungta prie Prancūzijos imperijos ir ta užnemunė prijungta prie Varšuvos, žinoma, ten veikia jo Prancūzijos įstatymai. Ir žinoma, pasikeitimai buvo gan dideliai, mes tai jaučiame. Na va, galbūt užtat, galbūt netiktų sakyti, bet jeigu taip naudojam, suvalkiečiai tom didžiuojasi. Bet yra ne vien tik tai, sakyčiau, kodeksas. Jūs žinokite, kad ko Napoleonas neįvedė, tai yra ir telegrafas, yra keliai, ir, sakykime, ir prekyba, aš nežinau. Tai buvo žmogus, kuris visur yra pridėjęs rankas. Visur yra pridėjęs rankas prieš jį. Kokią vietą Napoleonas istorija užima? Man atrodo, karvedžius. Kaip karvedys, tai aš galėčiau pasakyti tokį dalyką. Jeigu iki Kristaus gimimo tai yra Aleksandras Makedonietis, antikos, sakykime, tai senovės istorija. Taip, tai po Kristaus gimimo, žinoma, Bonapartas Napoleonas tai yra vienintelis asmuo, po kol kas, kuris savo lygių nėra. Man to jau iš karto panos. O Julius Cezaris? Julius Cezaris taip, bet vis dėlto aš nenorėčiau vis dėlto sulyginti su Bonapartu Napoleonu. Nors Bonapartas Napoleonas iš Julio Cezariaus labai daug mokėsi. Jis jo visą biografiją buvo studijavęs, jo visą veiklą buvo studijavęs. Tačiau vis dėlto tai buvo žemesnis. Ir jeigu sakysi, toje epochoje Friedrichas Didysis ir Suvorovas, princas Kondė, ir taip dar kas nors bandys aiškinti ir ką, žinokit, bet tai yra žmonės, sakykime, kurie galėjo korpusai, galėjo armijai vadovauti. Taip, bet kariuomeniai vadovauti. Fenomenaliai. Vienam žmogui mėtyti korpusus, ištisus sujungtus iš kairio, sakykime, sparno į dešinį. Tai yra fantastika 19 amžiuje be, sakykime, telefono ryšio, be kitų pagalbinių priemonių, kurias mes turim, po kol kas tai yra nesuprantama. Antras dalykas, jisai buvo karvedys, bet buvo kartu ir monarchas. Jisai puikiai išmanė valstybės valdymą. O tai yra, sakykime, yra puikus valdovas, bet jisai netinkantis karvedys. Jis yra puikus karvedys, bet jis nesugeba valdyti. O čia žmogus galėjo viską. Ir jeigu kas paprieštaraus, pasakys, kad aš galbūt jam kažkokią simpatiją turiu ar ką nors tokio. Suprantat, tai yra paprasčiausiai įdomus žmogus tom, kad tu iš jo gali pasimokyti. Tai yra stipri asmenybė, iš kurios iš tikrųjų, kad vienu žodžiu, to, kad siekti kažko tai panašaus. Taip, kaip jisai darė. Pas Čerčilį ant rašmo stalo visuomet buvo Napoleono. Žinot, aš jums pasakysiu, juokingai skamba dabar karo istorijos klubai. Žinoma, visoje Europoje yra labai paplitę, bet įdomu tai, kad pačioje Anglijai, patys anglai yra sukūrę galybę prancūzų, būtent prancūzų, Bonapartinės Anhochos klubus.
Ir štai, kaip tik jie iš Prancūzijos, tie prancūzų klubai nevažiuoja praktiškai. Tai yra anglų patys klubai, tai daug ką pasako. Ir kas stebėtis, kada būtent prisiminkim, kada jisai papuolė, jau pasidavė į nelaisvę, kada jis papuolė į flagmaną, sakykime, anglų laivą, kaip jisai užkariavo anglų į tos jūreivius, kaip visi karininkai jam pagarbą atidodavo. Klausykit, tai yra didžiausias priešas, anglai, kur sakydavo baisa, pabaisa didžiausias, vienu žodžiu, kad tai yra žmogėdra ir staiga visi sukaustyti. Tai va, charizma buvo didžiulė. Ir žiūrėkit, jisai buvo koksai psichologas, jis prieina prie anglų kareivių, jis iš karto klausinėja, koks pas tave maistas, koks atlyginimas, kokie santykiai su karininkais. Jis viską puikiai žino, bet jis viską klausinėja. Jisai būdavo, jeigu susitikdavo su savo tais kariais, vienu žodžiu, jis žinojo visus savo karininkų vardus ir pavardės. Bet kareivius jis gvardijoje žinojo, kitų ne. Bet jisai prieš, kada išrinkėjo tą kariuomenę, jis pasikviesdavo pulko vadus, jam atnešdavo kareivio sąrašus ir jos jisai iškaldavo. Ir jis prieidavo, žinodavo, kaip tavo šeima gyvena, vardu kreidavosi. Jūs įsivaizduojat, eilinis kareivis ir kada šitokios žmogus prieina ir tave kreipiasi, kaip tavo žmona. Tai buvo paprasčiausiai, tai jis žinojo, kaip tai daryti. Ir ne veltui jisai gimė, kada, kaip gimė, vienu žodžiu, praskriejo kometa. Ir kada jisai mirė, irgi praskriejo kometa. Tai man atrodo, kažkoks tai yra likimas. Įtaka, aišku, asmenybės radimui. Taip, tai yra, man atrodo, po kol kas sunkiai yra mums paaiškinama ir yra tai malonu, kad ši asmenybė, žinoma, yra pabuvojus pas mumis Lietuvoje. Tik tai yra vienas dalykas, kad pas mumis yra, visi nori matyti, visi miestai ir miesteliai, kad tai gyveno Bonapartas Napoleonas. Nu, suprantat, reikia pasižiūrėti paprasčiausiai, kaip kelias yra, puikiai mes žinom, kur jisai buvo. Ir kur jis dabar nebuvo. Vieni skodiškai pasakys, kad pas juos buvo. Panevėžys irgi buvęs. Alytuje irgi buvęs. Kudirkos naumiestyje irgi buvęs. Palaukit, mes žinom puikiai, kuris yra buvęs. Ir nereikia tai klaidinti mūsų, sakykime, svečius, nereikia klaidinti, sakykime, moksleivius, kurie atvažiuoja teigiamą. Štai tame name gyveno Bonapartas Napoleonas. Visi generolai, maršalai turėjo panašią uniformą. Bet yra vienas svarbiausias dalykas, kad kartais Napoleoną nepažindavo, kad jis imperatorius. Ir buvo atveju, kada paprasčiausiai paprašydavo, nusivildavo ir jį palaikydavo, kai žodžiu, adjutantas, sako, jūs palaikykite man. Žodžiu, antiek jis buvo paprastas. O jo generolai, maršalai būdavo pasipuošę. Ir žinoma, daugelis mane, aha, jeigu tai maršalas generolas, aha, tai yra Bonapartas Napoleonas. Bet tai mažas ūgis, tas pagrindinis dalykas yra. Žinokim, suprantat, kad iš imperatoriaus svitos irgi tais laikais nebuvo taip ypatingai aukštų žmonių. Ir aš žiūrėjau, žinokit, kartais būdavo juokingai iš tam tikrų rekruto, jeigu žiūrėdavau iš Vokietijos, man teko žiūrėti, dargi tos pačios Prancūzijos žiūrėti ūgis, pavyzdžiui, 1,98 m. Toks vienas žmogus buvo. Tai yra senoji gvardija, imperatoriaus, ne? Toliau tenais, jeigu 1,85 m, nu ten apie 100 žmonių. Dominavo pagrindė 1,72 m, 75 m. Tai jau dulgų daugiausiai. O toliau dar žemesni ir dar žemesni. Taip, kad, nu, sakykime, maršalas, žinoma, jisai buvo gan aukštas, sakykime, taip. Visi kiti, jie buvo nepasižymėję didelio ūgio. Taip, kad nedarykime tą išvadą. Bet tai dauguma ir psichologų, ten yra toks terminas Napoleono kompleksas, būtent kai žmogus stengiasi kompensuoti kaip trūkumą, kaip ūgį ir kad tai daug jėgų turi, daug energijos veiklai. Nu, sunku dabar pasakyti, ar tai kompensavimas, ar kaip, bet žinoma, Napoleonas, kaip pasakyti, savo ūgis labai įdomiai. Jeigu mes šnekėtume, kada jis buvo paskirtas generolu į Italiją, taip, ir vienam posėdžio metu, kada jis atvyksta, taip sužinojo, kas ten darosi, tai kariuomenė ir taip toliau, ir jis žinojo, kad generolas Ožero, vienu žodžiu, jisai toksai nėra iš drausmingųjų, vienu žodžiu, ir viskas, jis kai įėjo, kepurę, reiškia, nusijėmė. Ir visi, vienu žodžiu, šitą kepurės irgi nusijėmė. Jis susidėjo ir generolas Ožero irgi taip susidėjo. Ir įsiutęs, aiškiai, Napoleonas, vienu žodžiu, dar kartą jį taip pasižiūrėjo, kaip jis išėjo, sako, šitas mažiukas man taip įvarė baimės, kad tas, sako, negalėjo ilgai atsigauti. Gaila, kad laikas jau baigėsi, čia galima diskutuoti, taip. Bet laida baigėsi. Viso gero, gerbiami televizijos žiūrovai. Iki kito susitikimo. Sudie.